Taip, atvykom čia į vieną objektą pasižiūrėti ir įvertinti, kaip padaryta. Nesikeikius viršūnė. Tarp kitko, čia aš turėjau daryti, bet šeimininkas pergalvoja. Aš negalėjau tada, nelabai ten laiko turėjau. Tai jis pasiėmė kitus meistrus, ir va tai padarė. Tai šiandien spręsim, kaip perdaryti. Tai jau prie kitą langą, biškį saulė šviečia. Irgi čia nesąmonė pridaryta. Tai dabar su šeimininku eisim į vidų, spręsim, kokį sprendimą priimti. Žiūrim toliau. Žiūrim tą visą, kas čia padaryta. Žmogus su šalia šeimininkas stovi. Labai fainiai. Šitas siūlė visada užlenkiama ir tada užsideda ir nebūna tokio pakilimo. Vieną dieną. Čia pripista, čia tiesiai privaryta į skardą stoginį. Ten viršui pakišta, pakirpta, irgi nieks taip nedaro. Šeimininkas sakė, dar viršui ten neprisuktas skardas. Dabar šitą pusę irgi tas pats pakišta. Dabar taip irgi padaryta, irgi nėra kampo. Su šeimininku šnekėjom, papasakojau, čia kampas taip nėra. Čia dar gerai padaryta. Ką noriu pasakyti, šitą toks pat bajeris kaip ir Valkininkuose, čia buvau prieš mėnesį ar prieš kiek. Kai žmonės atsiuntė, kai viršui sniego daug, ir atsiuntė tą patį bajerį, kad skardas, sako, atliko kažkokias. Tai pa šitą žmogų irgi 2 skardas atliko. Nieko, sprendžiam, ką daryti. Taip, žiūrim, kaip antras padarytas. O kaip šeimininkų irgi sakiau, taip negali būti, turi stačiai būti. Varžtai. Jo, varžtai kaip prisukti irgi nepataikė. Dabar tik juokas, aišku, su šeimininku čia verkt noris. Dabar žiūrim antrą. Irgi visi varžtai privaryti. Čia va arba jie pametė tą, kuris susideda. Nedadėję. Viršui irgi. Atsiprašant. Kaip kitą pusę. Čia, kaip mes sakom, spanėlio ausis. Ai, dar šeimininkas, važiuokit, va, būtų jums visą miegant. Karočiui padaryta. Ten irgi užleido, pakirpo. Nieko pakeitęs. Taip, padarėm su šeimininku dar eksperimentą. Čia užsiklijos, nėra tragedijos. Bet čia net nėra difuzinės net plėvelės. O. Difuzinė plėvelė mažiausiai apie 20 cm būna uždėta. Ir Rockpolio firmos yra juoda difuzinė plėvelė, o jos net nėra. Va, kaip žiūri, netiesiai matosi. Net kažkaip. Nėra. Net matosi, kad jie paklijavo kažką tai. Vos ne dangus mato. Nėra.